Vėl turim situaciją. Patikrinom klientį automobilį, turėjo smulkių defektų, bet tikrai vertas pirkti. Ką, pardavėjas nebepardavė to automobilio. Kodėl nebepardavė? Nesako. Nederinom kainos, kas turbūt jums pirmas dalykas šausi galva, kodėl nebepardavė, bet kainos nederinom. Tiesiog patikrinom, pasakėm kaip kas, galbūt įsivertino, kad per pigiai parduoda, nes vis dėlto tvarkingas, ten ganėtinai tas automobilis buvo. 23 metų Q5 ar Q3? Q3. Tai va, žodžiu, kaip išvengti tokių situacijų? Reikia nesivadovauti emocijom, pirmas dalykas, kad nepadaryt klaidos. Realiai, geriausiai šį dalyką palikti ekspertams. Jeigu jau pas mus užsisakot paslaugą, tai rekomenduočiau naudotis mūsų patarimu, duoti rankpinigius, laukti, derinti kainą ar tiesiog nepirkti automobilio, nes emocijos kartais nepriveda prie gerų sprendimų, ypač kai mes perkam tokį naują gražų savo automobiliuką. Tai va, šaltas protas visada nugali ir duoda geriausią sprendimą. Tiek žinių, gerų jums pirkinių.